Sveiki visi, mano vardas Karolis Mieliauskas ir aš pastarosius kelis metus važinėju CF Moto 800 MT motociklais. Šis yra atnaujintas modelis ir šiuo metu kaip tik grįžinėju iš kelionės į Nordkepą. Pasakysiu savo trumpą nuomonę, kaip jis, kuo jis skiriasi nuo ankstesnio. Tai štai, sustojau kolonėlėje čia Latvijoje nufilmuoti trumpą apžvalgėlį. Tai tik mano nuomonė šiame video visiškai subjektyvi, bet tam subjektyvumui šiek tiek yra pagrindo. Ankstesniuoju modeliu nuvažiavau nuo Vilniaus iki Kanjakumari, yra piečiausias Indijos taškas per 15 000 kilometrų nuo Helsinkio iki Nordkepo žiemą, lietuviškų tetų ir daug kitų kelionių, virš 30 000 kilometrų iš viso. Šiuo pervažiavau ilgiausių pasaulyje pakrantės keliu Airijoje. Ir dabar nuvažiavau nuo Lietuvos iki Nordkepo ir štai grįžinėjau, jau virš 8000 kilometrų pravažiavau. Taigi, pabandysiu pradžiai nuo skirtumų. Tai sakau, pirmas skirtumas labai paprastai matomas yra vizualinis, atsirado naujos spalvos, išdažymai ir iš principo šis modelis 800 MT man yra gražus. Ir, aš paprastai renkuosi, vienas iš svarbių faktorių yra ar gražus motociklas ar ne. Tai šis yra gražus ir dabar tapo dar gražesniu. Žinau, kad nemažai vartotojų irgi lygiai taip pat. Pirma, ar gražu. Po to, kai gražu, ar pakankamai galingas, ar ne, atsiranda. Tai 90 arklių, variklis tas pats. Tiesa, naujajam nepanašu, o taip ir yra atnaujintas mapas, tai yra programa kompiuteryje, kur ištaisytos ankstesnės klaidos, tai kažkokių tai duobių nebėra, akceleruojant ir iš principo variklis sukasi daug guviau nei prieš tai buvęs. Tų dalykų, kurių tikriausiai gamintojas labai stipriai neanonsuoja, bet jie juntami, yra lygiai taip pat ir quickshifteris. Quickshifteris ankstesniam veikia ok, šitam ženkliai geriau. Ir sakyčiau, iš principo taip, kaip turėtų veikti quickshifteris, jis ir veikia. Gerai, rinkoj su absoliučiai tobulais quickshifteriais, kur toks vaizdas, kad sankabos rankinėlė iš tiesų nereikalinga, vos keli gamintojai turi po vieną modelį, kur veikia tobulai. Šis veikia gerai. Ir tai toksai techniniai momentai, kur mapas, quickshifteris, improvino, ar kaip čia, pagerėjo dalykai. Atsirado funkcijų. Yra 7 važiavimo režimai. Ankstesniam, jeigu gerai pamenu, buvo tik tais 3. Tai Rain, Sport, Offroad, Offroad Plus, Terrain, Terrain Plus. Tai netaip svarbu, kaip kiekvienas iš jų atskirai, jūs tą gerai iš principo žinot ir patys, kam jie skirti, tai aš sakau labai paprastai, tam, kad atjungt tam tikras funkcijas. Tai jeigu ankstesniam ten ABS sunkiau atsijunginėdavo, tai dabar galim išjungti ir priekį, ir galą, per maudus galima atjungti bet ką reikia tam, kad važiuoti į neasfaltą. Kadangi esu važiavęs nemažai ne asfaltų tiek užsienį, tiek Lietuvoje ir kažkur tai biškį rimčiau tetų, tai tikėtina jūs šio modelio nesirinksite, jeigu norėsit važiuoti tik miške, dar ne? Yra lengvesnių dalykų, lengvesnių motociklų gyvenime ir ta prasme, Dakarą pažiūrėjus mes žinom, kokie yra tobuliausi važiuoti bekelėje, bet jeigu mes kalbam apie motociklą, su kuriuo norim galbūt 2000 km nuvažiuoti iki kažkokio tai neasfaltinio ruožo taip pat patogiai, šis tikriausiai geras pasirinkimas. Vienas esminių yra apskritai važiuojant motociklu, kad jisai būtų patogus. Tai tarkim šiuo atveju aš atvažiavau iš Vilniaus į Helsinkį ir tada iš Helsinkio važiavau už 2 dienų į Nordkepą vienu ypu. 1600 km per kartą, 25 valandas kelio. Reiškia, kad taip važiuoti, turi būti patogu sėdėti. Aš esu 1,82 m ūgio, tai man šiuo atveju sėdėsena yra tiesiog ideali. Ta prasme, aš valandas sėdžiu ir važiuoju labai patogiai. Stiklas yra reguliuojamo aukščio, aš naudoju papildomą stikliuką tam, kad absoliučiai gerai nusipūstų vėjas. Dabar patogumas leidžia važiuoti totaliai atsipalaidavus, nestojinėti dažnai arba stojinėti ne iš reikalo. Ar ne? Tai patogu. Man labai patogus
nuputinėja gerai, aš sėdžiu iš principo minkštai, kaip patogiai, kaip kambarį. Kalbant apie patogumą, tikriausiai čia nėra didelio pokyčio arba iš viso jo nėra lyginant su ankstesniuoju modeliu, bet kad jau užėjau į patogumo kambarį, sėdynė šildoma, kaip ir anam, 3 padalas, rankinėlė šildomas, čia standartiniai komplektacijai šitie dalykai yra ir jeigu keliaujate daugiau arba planuojate tai daryti, jie geri. Jie gerai, kad jie yra, todėl kad rudeniop, arba šiuo atveju, pavyzdžiui, Nordcap atvažiavau 5 laipsniai šilumos, tai čia viskas susijungęs tuo metu esu ir tai yra svarbus momentas. Pažiūrėkim priekį, iš esmės nepasikeitas. Fara ta pati, rūko žibintai tie patys ir čia tikriausiai esminį momentą, ką svarbu apie apšvietimą pakalbėti, tai kad šviečia gerai. Ne visi motociklai tamsoje šviečia gerai, kad aš ir stengiuosi nevažinėti tamsoje, beje, į Nordcapą važiavau taip vadinamo midnight sun arba ištisinės dienos laikotarpiu, kai yra visada šviesu, bet pakankamai turiu jo važiavęs tamsoj patirties, jisai šviečia gerai, tai yra svarbu. Atsirado ženkliai didesnis ekranas ir tai ne tik tais vizualinė prasme ir daugiau ryškumo, bet lygiai taip pat ir funkcijų jame. Tai šiuo atveju patogiai jungiu šalmą arba 2 prie ekrano, per CarPlay'ų patogiai jungiu telefoną, tai reiškia navigacijos klausimas absoliučiai patogiai išspręsta ir nereikia atskiro vieneto, nors ir jis turi integruotą žemėlapį pats savy. Tai va, tai aš vis dar kalbu tai per patogumo prizmę. Šitie dalykai mes jau bet kuriuo atveju šiais laikais važiuojam ir su telefonais, ir su navigacijom, bet norėtųsi, kad tų device'ų būtų jų tiesiog mažiau. Tai šiuo atveju išspręsta. Krovimo lizdai 2, gerai. Ir kalbant apie patogumą, lengva pereiti ir į saugumą. Kas šitoj vietoje yra? Čia yra iš principo išspręstas blind spotas. Rodau į veidrodį, todėl kad kaip taisyklė žinom, kad juodasis taškas, kai nesimato šalia esančios kliūties mašinos tam tikroj zonai, mes jos nematom veidrodyje. Automobiliuose naujuose jau esame įpratę, kad lemputės mirksi veidrodį. Šiuo atveju jos mirksi ant naujojo ekrano ir taip pat garsinis signalas yra pypsi, kurį galima išjungti, jungti kaip patogu. Sensorius yra čia gale, tiesiai virš numerio. Iš principo tai yra ne tik tais blind spotą daviklis, bet lygiai taip pat ir kliūties iš galo. Jeigu kažkas tai priartėjo per greitai, yra signalizuojama, kad yra kliūtis gale. Ratai yra tie patys, 19-17, reiškia, bet Michelin Anaki Adventure padangos standartiniai komplektacijoje šiuo metu yra, manau, kad ženkliai labiau tinkančio šiam motociklui. 50-50, 50-50, gal net šiek tiek daugiau asfaltui skirtas nei bekeliai, ne bekeliai, bet žvyro iki sodybos tikrai ir šiomis padangomis galima nuvažiuoti. Čia dalykai nepasikeitė. Ta prasme, vis dar didelės dėžės ir jos yra standartiniai komplektacijai, ko beje galima atsisakyti perkant naują motociklą, jeigu kažkodėl tai atrodo, kad turėtumėt važinėti su, tarkim, minkštaisiais krepšiais. Kuro sąnaudas yra apie 5 litrus ir čia paprastai kolonėlėje aš matau skaičių 17 litrų, bet manau, kad anot gamintojo tai yra 19 litrų bakas. Tai iš principo 400 km važiuojasi, važiuojant normaliu režimu keliu. Kas liečia atnaujinimus, nepaminėjau, yra, reiškia, nežinau kaip šitas daiktas vadinasi, tiesą sakant, lietuviškai, valdymas viso meniu. Jisai kažkaip tai toksai labiau minkštas, patogus ir visas įrenginys tiesiog yra naujas. Kad ir kaip mėgčiau kalbėti apie motociklo grožį, tai ne tik tais dizainas, bet tarkim, man gražiausias motociklas, sakau, yra purvinas. Ne šiaip neplautas, bet kai ant jo matosi kelionės purvo šiuo atveju čia. Kelių tūkstančių kilometrų uodai ir lietaus ir kitų visų stichijų išgyvenimo žymės. Žinoma, po kelionės jis yra nuplaunamas, bet kalbant apie jūsų galimai pasirinkimą, kodėl svarstysite CF Moto 800 MT, yra, mano manimu, pakankamai galingas,
90 arklių, patogus tiek vienam, tiek dviese, turi naujausias technologijas, kas liečia susijungimus, visus šildymus, quickshifterius ir taip toliau. Ir sąlyginai pigus.